Kada surandate automobilį, kuris jums patinka, prieš važiuojant į autoservisą būtų galima jį pačiam apsižiūrėti, o kaip tai padaryti, tokius pagrindinius dalykus jums dabar pabandysiu papasakoti. Jeigu tai yra senesnis automobilis, nereikėtų gąsdintis, kad jisai turi kėbulo įbrėžimų, kėbulo įlenkimų, tai yra tik tai į naudą. Jeigu automobilis neturi kėbulo įbrėžimų, kėbulo įlenkimų, reikėtų susimąstyti, kodėl taip yra būtent. Gali būti, kad jisai buvo perdažytas, kad jisai yra tvarkytas. Jeigu automobilio pardavėjas pasakoja, kad automobilis tikrai nebuvo daužtas, kad jam nebuvo nieko daryta, tai jau reikėtų susimąstyti, ar tai yra teisybė, reikėtų važiuoti į autoservisą ir jį parodyti meistrams. Jeigu automobilis yra naujesnis, kuo naujesnis, aišku, automobilis, tai jisai tuo mažiau turėtų turėti įvairiausių įbrėžimų, nes tai vėlgi sąlygoja automobilio eksploatacinius dalykus, kur jisai važinėjo, kiek jisai važiavo kilometrų. Pagal bendro automobilio išorę galima nuspręsti jo amžių ir jo pravažiavimo ridą. Gal nepaslaptis visiems, kad turguje, kada renkatės automobilį, dažniausiai ridos būna apie 100 000, apie 150 000 parašyta. Tai ridą tą galima apspręsti apžiūrinėjant automobilio vidų. Tai žiūrinėjant jo langų pakėlimo mygtukus, žibintų įjungimo mygtukus. Jeigu jie yra visi smarkiai aptrinti, tai yra balta spalva išnyra pro juodą spalvą, ir jeigu tai yra parašyta būtent, kad tik tai 100 000 pravažiavęs, tai drąsiai galima teigti, kad tai yra netiesa, nes jis jau bus žymiai daugiau pravažiavęs, nes buvęs savininkas arba buvo keli savininkai, jį tikrai smarkiai bus eksploatavę. Taipogi automobilio ridą galima apspręsti apžiūrint, paliečiant automobilio vairą. Tai yra būtent perbraukiant jį jau patį. Automobilio vairas jisai neturi būti smarkiai, be abejo nuo jo ridos žiūrint, jisai neturėtų būti smarkiai nudėvėtas ir jisai turėtų turėti vienos spalvos būti. Ir kuo labiau vairas blizga, tarkim, tai tuo jisai yra labiau naudotas, dėvėtas, tai tuo daugiau su jo yra važinėta, vairuota. Automobilio taipogi ridą galima apsivesti pagal sėdynių audeklus. Kuo jie labiau išsėdėti, kuo audeklo tekstūra yra labiau pasikeitusi, tai vėlgi tuo jisai yra labiau važinėtas. Konkrečiai šitas automobilis jisai yra nuvažiavęs 130 000 kilometrų ir jo būtent sėdynės yra kaip naujos. Tai būtų galima spręsti taip ir apie daugelį automobilių iš tikrųjų, kad apie 150 000 rida automobiliui, tai jeigu jisai yra tvarkingai eksploatuotas, jam šita rida yra tikrai nedaug. Ir dar su juo bus galima važiuoti tikrai nemažai kilometrų. Pagrindinis dalykas automobilyje yra serviso knygelė. Jeigu automobilis neturi serviso knygelės ir automobilio pardavėjas sako, kad aš ją esu palikęs namie ir jums ją vėliau atvešiu, tai to tikrai nereikėtų tikėti, nes serviso knygelė jinai turi būti automobilyje visada ir verčiant serviso knygelės lapus galima nuspręsti, kiek yra kilometrų automobilis pravažiavęs kas metai, nes techninį aptarnavimą reikia daryti ne rečiau kas 2 metai arba kas 15 arba 30 000 kilometrų. Tai vėlgi, jeigu vienais metais automobilis pagal serviso knygelę žiūrint yra pravažiavęs 60 000, o vėliau nieko nėra pildyta ir tas tarpas nuo paskutinio antspaudo yra tik tai 15–20 000 kilometrų, tai reikėtų žiūrėti, kad tai bus tikrai netiesa, nes reikėtų jau pačiam vestis tos skaičius, galvoti, juos sudėti ir daryti išvadas. Be abejo, dar ką būtų galima padaryti pačiam apžiūrinėjant automobilį prieš važiuojant į autoservisą, pakilnoti vairuotojo kilimėlį. Jeigu po vairuotojo kilimėlį yra išdėvėtas audeklas, tai priklausomai nuo jo ridos irgi vėlgi galima spręsti, kas tenais yra, kokia tai yra tiesa.
kada apžiūrėsite automobilį, kiekvienas oficialus automobilio pardavėjas jums visada pasakys, kad automobilį reikia nuvaryti į autoservisą ir jį patikrinti autoservise, kad kvalifikuoti meistrai jį pakeltų, apžiūrėtų, prijungtų kompiuterį ir pasakytų savo galutinį verdiktą apie automobilio techninį stovį.